Įsivaizduokite produktą, kurį atpažįsta 94 procentai planetos gyventojų. Produktą, kuris yra antras pagal suprantamumą terminas pasaulyje po žodžio OK. Tai ne internetas, ne elektra ir ne religija. Tai gazuotas, rudas, saldus skystis, supiltas į stiklinį buteliuką. Tačiau už šio nekalto vaizdo slepiasi viena agresyviausių, sėkmingiausių ir kontroversiškiausių verslo mašinų žmonijos istorijoje. Šiandien mes kalbame apie Coca-Colą, bet pamirškite tas mielas kalėdų reklamas, mes nersime į tamsiąją pusę, kai bankrutuojantis nuo morfijaus priklausomas vaistininkas sukūrė receptą, kurį dabar saugo labiau nei Pentagonas savo paslaptis. Kaip kompanija sugebėjo pasinaudoti Antrojų pasauliniu karu, kad priverstų JAV kariuomenę tapti jų nemokamais logistikos partneriais ir kodėl jie leidžia milijardus reklamai, nors jos ir taip žino kiekvienas vaikas nuo Vilniaus iki Tokijo. Jei manote, kad tai tik istorija apie gėrimą, klystate. Tai video apie tai, kaip valdyti žmonių protus. Sveiki, čia Įdomu žinoti kanalas. Šiandien mes skirsime laiko gigantui, kuris diktuoja taisyklės jau daugiau nei 130 metų. Kodėl verta žiūrėti šį video iki pat pabaigos? Nes mes ne tik apžvelgsime istoriją, bet ir išanalizuosime New Coke katastrofą, didžiausią marketingo klaidą, kuri paradoksalu tapo didžiausia pergalė. Sužinosite, kaip Coca-Cola sugebėjo išlikti aktuali TikTok kartai, kuri pamišusi dėl sveikatingumo, ir kaip jų verslo modelis leidžia uždirbti milijardus patiems beveik nieko negaminant. Tai pamoka apie prekės ženklo galią, kurią privalo išgirsti kiekvienas, svajojantis apie savo verslą ar investavimą. Pradedame nuo pat pradžių, nuo puodelio, kuriame susimaišė neviltis, kokainas ir genialumas. Verslo pasaulyje galioja žiaurus dėsnis. Išlikti viršūnėje yra sunkiau nei į ją užlipti. Vidutinė didelės korporacijos gyvenimo trukmė yra vos 18 metų. Technologijos keičiasi, vartotojų įpročiai evoliucionuoja, o konkurencija yra negailestinga. Kaip produktas, kuris iš esmės yra nesveikas, brangus transportuoti ir kurį gali nukopijuoti bet kas, turintis virtuvę ir šiek tiek chemijos žinių, vis tiek dominuoja rinkoje. Tai fundamentali mįslė. Jei Nokia ar Kodak žlugo nesugebėjo prisitaikyti, kodėl Coca-Cola ne tik gyvuoja, bet ir klesti? Atsakymas slypi ne skonyje. Jis slypi psichologijoje, logistikoje ir gebėjime tapti kultūros dalimi. Šiandien mes išsiaiškinsim, ar tai didžiausia visų laikų verslo apgaulė, ar tiesiog grynas, nesuvaidintas genialumas. Receptas iš nevilties. Viskas prasidėjo 1886 metais Atlantoje, Džordžijos valstijoje. Pilietinis karas JAV ką tik pasibaigė, palikdamas tūkstančius suluošintų vyrų. Vienas jų – Johnas Pembertonas. Jis nebuvo verslo ryklys, jis buvo sužeistas veteranas, kamuojantis baisių skausmų ir tapęs priklausomas nuo morfijaus. Kaip vaistininkas jis desperatiškai ieškojo būdo pasveikti, jo laboratorijoje gimė gėrimas pavadintas Pemberton's French Wine Coca. Jame buvo vyno, kokos lapų ekstrakto ir kolos riešutų. Tai nebuvo gaivusis gėrimas, tai buvo patentuotas vaistas nuo galvos skausmo, impotencijos ir ironiška priklausomybės nuo morfijaus. Tačiau tada įvyko pirmasis Coca-Cola sėkmės faktorius – sausasis įstatymas. Atlantoje uždraudus alkoholį, Pembertonas turėjo skubiai keisti formulę. Jis išėmė vyną, pridėjo cukraus sirupo ir sumaišė jį su gazuotu vandeniu. Pirmieji pardavimai – tik 9 stiklinės per dieną. Pembertonas mirė 1888 metais, būdamas visiškai įsitikinęs, kad jo išradimas yra eilinis nepavykęs eksperimentas. Jis pardavė savo teisės verslininkui Asai Candleriui už maždaug $2300. Šiandien ši investicija būtų verta 100 milijardų. Candleris buvo tas žmogus, kuris suprato – pardavinėti reikia ne vaistą, o gyvenimo būdą. Logistikos stebuklas ir 5 centų taisyklė. Asa Candleris padarė kažką, kas dabar atrodo kaip savižudybė. Jis nusprendė, kad Coca-Cola kaina nesikeis 70 metų. Nuo 1886 iki 1959 buteliukas kainavo lygiai 5 centus. Per tą laiką pasaulis matė 2 pasaulinius karus, didžiąją depresiją ir milžinišką infliaciją, bet kaina išliko stabili. Kodėl? Tai buvo genialus loss leader strategijos pavyzdys. Jie norėjo, kad kiekvienas amerikietis galėtų sau leisti šį gėrimą.
jie kūrė įprotį. Bet didžiausias jų technologinis laimėjimas buvo išpilstymo sistemos sukūrimas. Coca-Cola kompanija pati negamina viso gėrimo kiekviename pasaulio kampelyje, tai būtų logistinis košmaras, vietoj to jie gamina tik slaptą koncentratą sirupą. Šį sirupą jie parduoda vietinėms gamykloms, vadinamoms bottlers. Šios gamyklos prideda vandens, angliarūgštės ir išvežioja gėrimą po vietinės parduotuvės. Tai reiškia, kad Coca-Cola korporacija neprisijama gamybos rizikos, ji tik valdo intelektinę nuosavybę ir marketingą. Tai yra light asset verslo modelis, kurį vėliau nukopijavo McDonald's ir Subway. Karas kaip didžiausia reklama. Atėjus antrajam pasauliniui karui, Coca-Cola vadovas Robertas Woodfordas priėmė sprendimą, kuris pakeitė istoriją. Jis pareiškė, kad kiekvienas Amerikos karys turi gauti buteliuką Coca-Colos už 5 centus, nesvarbu, kur jis būtų ir kiek tai kompanijai kainuotų. Tai nebuvo labdara, tai buvo gudrus susitarimas su JAV vyriausybė. Gėrimas buvo pripažintas būtinuoju kariuomenės aprūpinimu. Rezultatas – JAV armija pati savo lėšomis pastatė 64 gamyklas visame pasaulyje, nuo Šiaurės Afrikos iki Ramiojo vandenyno salų, kad kareiviai turėtų savo mėgstamą gėrimą. Kai karas baigėsi, šios gamyklos niekur nedingo, jos tapo pagrindu pasauliniai ekspansijai. Kol kiti prekės ženklai bandė rasti kelius į užsienio rinkas, Coca-Cola jau buvo ten įaugusi į vietinį infrastruktūrą ir asociatyviai sujungta su pergale bei laisve. Kariai grįžo namo, bet visas pasaulis liko užkabintas ant raudonojo buteliuko. New Coke, kai genialumas perauga į aroganciją. 1985 buvo tie, kai Coca-Cola beveik nusižudė. Jų pagrindinis konkurentas Pepsi vykdė agresyvią kampaniją Pepsi Challenge. Aklose skonio testuose žmonės dažniau rinkosi Pepsi, nes jis buvo saldesnis. Coca-Cola vadovai panikavo. Jie nusprendė padaryti tai, ko niekas nesitikėjo – pakeisti originalią formulę, jie pristatė New Coke. Reakcija buvo baisi. Tai nebuvo tik nusivylimas skoniu, amerikiečiai jautėsi taip, lyg iš jų būtų pavogta vėliava ar konstitucija. Žmonės kaupė senosios Coke atsargas rūsiuose, kūrė protesto grupės, o kompanijos telefonai kaitino 1000 piktų skambučių per dieną. Po 79 dienų kompanija pasidavė ir grąžino senąją formulę pavadinimu Coca-Cola Classic. Ir štai kas įdomiausia, pardavimai šovė į rekordinės aukštumas, žmonės taip pasiilgo to, kam buvo manę praradę, kad pradėjo pirkti dvigubai daugiau. Verslo istorikai iki šiol ginčijasi, ar tai buvo didžiausia klaida, ar genialiausias visų laikų marketingo triukas. Kodėl jie vis dar reklamuojasi? Jūs galite paklausti, jei visi žino, kas yra Coca-Cola, kam leisti $4 milijardus per metus reklamai? Atsakymas yra top of mind awareness. Jie kovoja ne dėl to, kad sužinotumėte apie jų egzistavimą, jie kovoja dėl to, kad kai kitą kartą busite ištroškę, pirma mintis jūsų galvoje būtų raudona spalva. Coca-Cola nereklamuoja gėrimo ingredientų, jie nereklamuoja kainos, jie reklamuoja laimę. Jei pastebėsite, jų reklamose visada yra šventė, draugai, šeima, kalėdos. Jie nori, kad jūsų smegenyse susijungtų du neuronai – gera emocija ir Coca-Cola. Tai yra neuromarketingo piko pavyzdys. Jie neparduoda skysčio, jie parduoda akimirką. Kai nusiperkate skardinę, jūs perkate bilietą į tą idealizuotą pasaulį, kurį matėte ekrane. Netikėti faktai. Kad suprastumėte šios kompanijos mastą, turite žinoti kelis faktus, kurie tiesiog nesuvokiami protu. Pirma, Coca-Cola turi tokį platų produktų krepšelį, kad jei nuspręstumėte paragauti po vieną kasdien, jums prireiktų 9 metų, kad išbandytumėte visus, nuo Sprite iki Fanta ir Costa Cafe. Jie valdo visą gėrimų spektrą. Antra, slaptas receptas. Jis saugomas specialiame seife Atlantoje, kurį saugo ginkluota apsauga ir biometriniai skeneriai. Sklando legenda, kad tik 2 aukščiausio lygio vadovai žino receptą vienu metu ir jiems net neleidžiama skristi tuo pačiu lėktuvu, kad avarijos atveju paslaptis nedingtų. Nors chemikai sako, kad šiandienos technologijomis receptą atkurti nebūtų sunku,
Ši legenda yra marketingo dalis, sukurianti produkto mistiką. Trečia. Santykis su Kalėdų seneliu. Tai nėra mitas. Modernų Kalėdų senelio įvaizdį sukūrė būtent Coca-Cola. Iki 1931 metų senelis buvo vaizduojamas įvairiai, nuo aukšto ir lieso elfo iki baisoko vyro žaliais drabužiais. Dailininkas Haddon Sundblom, piešdamas reklamas Coca-Colai, suteikė jam storą pilvą, raudonus drabužius ir tą gerietišką išvaizdą, kurią dabar priima visas pasaulis. Jie tiesioginė prasme nulaužė didžiausią metų šventę. Ketvirta. Karinis laivynas ir Pepsi gėda. Čia yra istorija, kurią daugelis painioja, bet ji puikiai parodo, kokiame lygyje vyksta šio gazuoto gėrimo karai. Sklando mitas, kad Coca-Cola turėjo laivyną, bet tiesa dar keistesnė. Tai jų didžiausias konkurentas Pepsi. 1989 metais mainais už gėrimą iš merdinčios Sovietų sąjungos gavo 17 laivų ir karo laivų flotilę. Pepsi akimirksniu tapo 6. pagal dydį karinė jūrų gale pasaulyje. Kodėl tai svarbu Coca-Cola kontekste? Nes kol Pepsi žaidė su rusų povandeniniais laivais, Coca-Cola fokusavosi į minkštąją galią. Jie nesivėlė į mainus metalo laužų, jie tiesiog tapo pirmąją vakarų kompaniją, įžengusią į Kinijos rinką po Mao mirties ir net sugebėjo savo gėrimą išsiųsti į kosmosą. 1985 metais Challenger misijos metu astronautai gėrė iš specialiai sukurtos kosminės skardinės, tad kol vieni pirko laivynus, kiti užkariavo galaktiką. Coca-Cola istorija nėra apie receptą. Tai istorija apie nepalaužiamą discipliną ir supratimą, kad prekės ženklas yra turtas vertingesnis už auksą. Jie išgyveno karus, cukraus mokesčius, boikotus, skandalus dėl vandens išteklių naudojimo Trečiojo pasaulio šalyse. Šiandien kompanija susiduria su didžiausiu iššūkiu – sveikatingumo banga. Cukrus tampa naujojų tabaku, tačiau pažiūrėkite jų strategiją. Jie masiškai perka vandens prekės ženklus, arbatos gamyklas ir investuoja į Zero Sugar technologijas. Jie nedingsta, jie tiesiog keičia formą. Bet štai mintis, kurią noriu jums palikti. Kitą kartą, kai pamatysite tą raudoną logotipą, paklauskite savęs, ar aš noriu šio gėrimo, ar mano smegenys tiesiog reaguoja į 130 metų tobulintą psichologinį kodą. Mes gyvename pasaulyje, kurį iš dalies suprojektavo Coca-Cola marketingo skyrius. Ar tai verslo genialumas, ar manipuliacija? Tikriausiai abu. Jei šis gilus pasinerimas į verslo užkulsius jums buvo naudingas, būtinai paspausk like. Tai padeda algoritmui suprasti, kad tokio turinio reikia daugiau. Prenumeruok kanalą, jei nori pirmą sužinoti, kaip kiti pasaulio gigantai kaip Apple ar Tesla valdo mūsų kasdienybę. O dabar tavo eilė. Komentaruose parašyk, ar jauti skirtumą tarp Coca-Colos ir Pepsi, ar tai tik saviapgaulė. Skaitau visus komentarus ir diskutuojam ten. Ačiū, kad žiūrėjai iki galo ir susitiksim kitame video.